Labas rytas. Tai va, mūsų tokia kelionės pradžia. Sveiki! Čia mano draugas Olegas, tai kartu važiuosim per Latvijos pajūrį. Nu, bandysim bent jau važiuoti smėliu, kiek įmanoma. Per nuostabų orą. Tai va, dabar lyja, nu visą savaitę jau lyja. Ruošiamės su daiktelius 6 ryto ir važiuojam į autobusų stotį. Tai va, sėsim į autobusą ir važiuosim iki Rygos. Nuo Rygos minsim iki Jūrmalos ir bandysim mint paplūdimį. Aišku, tie dviračiai prisikrovė, taip jau be vandens 40 kg sveria. Ir taip įdomu bus. Pas Olegą kiek mažiau sveria biški. Keliais kilogramais. Bet jisai prisipirks šprotų, tai svers daug daugiau. Žinoma, ir konservų. Taip nukelt gali. Tuojau. Iškiti. O, ačiū Jums. Viskas prašau. Viso gero. Gero oro. Ačiū. Numur 4 notiek vietu ieņemšana autobusā Rīga Vecpils ar attiešanu. Čia dar susikišau. Daiktų per daug ryškiai. Šiandien ryte išvažiavau, tai dviratis net voblino. Notiek vietu ieņemšana autobusā Rīga Sarva ar attiešanas laiku 11:55. Tai ką, dabar esam Rygos autobusų stoty ir bandysim minti Jūrmalą. Tai bent čia oras žymiai geresnis negu kad Kaune. 6 ryto ar 5. Taip, nes Kaune oras tai tragiškas buvo, čia oras visai geras. Žiūrėsim, kaip toliau tas oras bus. Ką, važiuojam? Na ką, įsivedėm kažką į navigaciją ir čia pradedam savo kelionę. Nuo bordiūrų. Nuo bordiūro kažkaip. Pasidėliau daiktus, bet dviratis vis tiek voblina. Pas mane irgi vėl pripėt. Va tai va, voblina vairas. Ir visas galas turbūt. Aš nežinau, čia turbūt, kad ant galo labai daug svorio. Čia irgi šitaip susirinkti. Realiai, Dargi dabar labai. čia yra pirma tokia kelionė turistinė su dviračiu. Nesu važiavęs niekad, tai reiks pabandyti pabalansuoti svorį. O pas tave nevoblina? Nu, ta prasme, aš jaučiu tą prasme, kad biškiai yra toksai, bet labai nemanau. Išvažiavom iš Rygos. Ir, nu, tiksliau, išvažiavom iš to miesto. Dabar tokiu labai fainu taku važiuojam. Tai va tas takas greičiausiai iki Jūrmalos veda. Tai va, Jūrmaloj apsipirksim. Kažko biški. Ne per daugiausia, aišku, vandens reikia. Ir bandysim lysti paplūdimį. Tęsiasi konstravimo darbai. Jo, biški. Biški užstrigau čia. Voblinimas vienu žodžiu nesibaigia. Ir Andrius važiuoja va šitaip pastoviai. Nes prisikrovė 40 kg ant dviračio. Čia atrodo dar pusę velnio, viskas kas laiko. Jis mane apie 3 kg kažkur tais be vandens. Ką čia dar bandai sukonstruoti? Daveršt. Gerai, pasižiūrėsiu. Kol autobusu važiavom,
spėk, kas buvo. Atsiveržė? Taip. Reikės pas mane irgi pasitikrinti. Va, su nuotykiais biški buvo, kojelė lūžt pradėjo. Va, jau beveik mes Jūrmalai. Aiškiai, dar čia krovinį pasitobulinu, nes vien dėl jo ir voblina man tas dviratis. Reikės pabalansuoti truputį ir bus gerai. Viskas ledas. Ledas, važiuojam Iki parduotuvės. į parduotuvę ir bandysim važiuoti per smėlį. Nu va, jau Jūrmalai, sustojam prie Maksimos. Olegas nubėgo nusipirkti pavalgyti, vandens. Va, sulauksiu, keliausiu ir aš vandens. Nu va, vandenuką pasipildėm, dabar reikės viskas susidėlioti tiesiog. Ką čia daro Olegas? Čia vadinasi konstruoju. Na čia naujoviškas laikiklis butelių. Nu, kai nėra laikiklio, kur dėt vandenį, ką man daryti? O čia šitą kur pirkai senukose? Čia yra, jo, ortakis. Čia dviračiai pakrauti. Nu, maniškis dabar tikrai 50 sveria. Biškį užkandau. Na ir bandysim min prie jūros. Žiūrėsim, kas ten gausis. Gal tiesiog susmyksim į smėlį ir nebepavažiuosim. Yra variantas. Jo? Aš tave filmuosiu iš karto, kai tu tik bandai važiuoti į smėlį. Viskas bus gerai. Nu ką, atvažiavom prie jūros. Nu ir bandysim, ko gero, mint. Pasitepsim SPF. Pasitepsim SPF. Nu dar gal nereikia jau teptis. Čia tu apsirenk greičiau reikės, nes vėjas tai toks neblogas. Kol kas 22 kilai šiandieną. Jo, nuvažiavom šiandien nuo Rygos 22 kilometrus. Tai va. Kaip bandysim šiandien padaryti? Nežinau, reikia iš Jūrmalos išvažiuoti. Reikia pradžiai neprišnekėti, žinai, per daug. Tai jeigu prišnekėsiu, tiesiog iškirpsiu ir nesumontuosiu. Laukia smagios dienos. Tikiuosi. Šiaip turėtų dviratis pagal mano teoriją riedėti per smėlį. Tai vat bandysim. Riedaisi ar nerieda per smėlį? Tai ką, žiūrim. Testuojam. Olegas jau nugazavo. Nu, kol kas važiuoja. Liuks. Aišku, nesakau, kad labai lengva, bet jis važiuoja. Reikia toliau nuo jūros turbūt pamint. Kas neina per smėlį? Eina! 26, 27, 28. Bet dėja tokio tempo
palaikyti nepavyks. Pirmi 3 kilometrai nuvažiuoti pajūriu. Šilta, ne? Šilta tikrai. Iš tikrųjų jaučiasi pasipriešinimas. Tas jausmas, kad kojas tiesiog yra įsitempusios pastoviai. Aš manau, šiandien bus tokia kojų diena, kurios gyvenime mes net. Šiandien bus apkatkę kojom padaryta ir to jau galėsim numinti daugiau turbūt. Bet tikrai fainai. Labai geras oras puolė. Aišku, vėjukas yra, bet labai smagu. Kaip sekasi? Aфигėtai. A sunku minti. Nu beveik 8 kilus jau numynėm. Sunku. Jo, jau 8 kilai. Šiaip sunku. Yra ką veikti. Nu, pirma diena. Bet jau žmonių mažėja, atsargiai reikia. Jau plūdimys darosi vis tuščias. Na, o dabar kiek? Apie kokias 4. Kiek numinėsim, tai net neįsivaizduoja. 24. 20? Kiek šiandien minsim, nežinom. Kiek Dievas das. Ne, tiksliau kiek jėgų užtek. Visi narsoliai įtakė šipilį. Varyk. Nuvažiavom jau 10,5 kilometro. Pirmieji. Nu, kojytės rytoj turbūt jausis. Jaučias gerai, ne? Jaučias. Biški būtų lengvesnis dviratis, nebūčiau tiek visko pasiėmęs. Tai galbūt ir lengviau, bet dabar bent muzika va groja, kolonėlė yra. Va, dar kolonėlė kabo. Muzikytės visko pasiėmėm. Reikės šiandien susirasti dar kur miegot. Belenkur, galų pasižiūrėti. Belenkur, teisingai sakai, belenkur reikia miegot. Nu va, jau numynėm 15 kilometrų. Šiaip pasisukom biškį taip į šoną ir pradėjo pūst vėjas smarkiai. O priešinis vėjas nepadeda. Ką, iki kolkos ragas? Iki kolkos ragas, aha. Bet net taip pažiūrėjau žemėlapį, tai matau, kad Jos sudūrėm su kliūtim, ten matos akmenis, dabar kadangi banguoja jūra, greičiausiai tos vietos apvažiuoti neišeis, tai teks kažkur čia prasitem kitur tos dviračius. Varysim surasti vietą, kur čia galima apeiti viską. A ne? žinoma, tik reikia rasti dabar kur eiti. Kažkaip apvažiuoti. Nu bandam čia stumtis gal. Bet Jo, ten jaučiu reikia. jo, bandysim čia ir. Jo. Menas. Smagumėlis. Sakiau, kitą dieną, kai minsiu, tai jokių apsipirkinėjimų vandens tik tiek, kiek išgersiu. Apsipirkinėjimą bus tik tai tada, kai ruošimės statyti palapinę. Va, išsitraukiam dviračius nuo jūros ir pabandysim surasti, kaip apvažiuoti tos akmenys. Kaip gera nuo vėjo pabėgti. Dviratis tai tikrai, kad rėdėt pradėjo po smėlio. Čia net mint nereikia. Kur tau? Kokį tą kelią radom. Ar pavažiuosim per tokį smėlį? Ne, pavažiuosim per tokį smėlį. Galiu eit. Galiu temptis jau viskas. Kaip sekasi? Blogai. Labai gerai. Blogai sekasi. Labai gerai sekasi. Eina sau, koks sunkus.
Va, judam, prasideda gražus miškelis. Tai va, dar kažkiek pavažiavę turbūt. Bandysim rasti, kur apsistoti. Šiandien jau turbūt daugiau nepumposim. Biškį pasilsėsim, o rytoj jau gazuosim Dar turbūt. 100 kilų šiandieną. Ne, 100. Rytoj galėsim 100 kilų padaryti. Bet kaip gražu iš tikrųjų. Priėjom tokią vietą. Privažiavom tiksliau. Teks brist. Bandžiau pervažiuoti, važiavau gilią vietą. Teko sustot su batais visais. Bet kas keisčiausia, batai buvo apsemti, bet neperšlapo. Gerai būtų čia neįsidėti tais daiktais visais. Galima keiktis. Nesikeik, negražu. Lietuvos užblokuos, ne? Na, vaikai gal žiūri. Žodžiu, keliaujam kažkur ten, tiksliau apsiausim toj batus ir mytsim toliau. Pabandysim susirasti kažkur vietelę palapinėm. Eilinį kartą ieškom, kur palapinę padėti. Beveik 8 vakarą. Atsiradom Davai. prie neaiškaus Primeti, kiek dabar žiūrovų norėtų, kad tu ten įgriūtum su visais su daiktais. 50 kg dviračių. Tu sausi, dučia. Ne, nu, tai gal nieko nebus. Aš nežinau, žinok, čia. Ar gera idėja? Galėjai pravažiuoti. tiesiog. Nemanau. Gerai, kad manęs nieks nefilmuos. Oho, žiūrėk, kaip tu moki. Magija. Bet realybės didesnis čia tas kalnas. Man atrodo, atsisegė tašį. Žiūrėk, normaliai visai. Radom kažkokią vietą, biškį su minimalia užuovėje. Olegas jau statosi palapinę. Aš pasistačiau tik kėdutę kol kas. Reikia. Mynėm beveik 58 km, iš jų 22 km numynėm nuo Rygos iki Jūrmalos. Tai jo, labai daug prieš vėją reikėjo minti iš tikrųjų, tai prieš vėją visiškai nesiminė. Ką eisiu pasistatyti ir aš palapinę ir bandysim kažką valgyt, darytis. Ką palapinės pasistatėm jau. Jau draugas pasistatė, Olegas, nubėgo maudytis. Aš sakiau, maudytis nenoriu jau. Eisiu gamintis valgyti. Mano palapinė nauja, dar niekad nebandžiau. Visai patiko. Šiaip jeigu ne tas vėjas, dar. Bet va, jeigu vėjas priešinis ir stiprus, tai mint labai sunku. Ratukas priparkuotas. Įdomu, koks rytoj bus oras. Dabar. Verdu makaronus. Olegas. Ką ten verda Olegas? Pažiūrim, ką verda Olegas. Tai pasižiūrėsim. Kačių maisto. Kačių maisto. Miau, miau. Sriuba.
Bliama, Čia jie vandens dar reikėjo pilt? Jo, viens prie vieno. A. Vau, taip nerealiai valgyti, iš tikrųjų norim. Tai kad bliama tiek laiko važiavo. Jau senai turėjom iš tikrųjų stot, bet neturėjom kur sustot. Labai didelis vėjas. O, verda makaroniukai. Vis makaroniukai. Čia nusipirkau kažkokio pesto. Dėsiu šitą. Va, dar įmėsim sasiskų su pabaisa. Sūrio. Iš namų druskos neįsidėjau, tai sultinių kubelių teko pirkti, įsimesti. Nepirksi kilogramą druskos dabar. Nu va, užsitaisiau. Pupelių jau nedėjau. Pupelės gal pusryčiam sueis. Ką? Eisim pavalgyt. Ir reiks poilsiauti, nes rytoj laukia kilometrų. Viskas, pavalgėm. Nu, aš pavalgiau. Olegas dar nepavalgė. Biški buvo lietučio, bet labai trumpai. Va, vėjas niekaip nenurimsta. Oras tikrai pasaka, bet vėjas stiprus. Čia vienu momentu buvo toks labai platus plūdumas, dabar jisai siaurėja. Tai kažkur žinau, kad bus nepravažiuojamas visiškai vietos, tai reikės apvažiuoti per kitur kažkur. Bet kol kas dar pravažiuojama. Aišku, biškį svorio, iš dviračio nusimesiu. Reikia suvalgyt viską. Sunaikint ir daugiau, sakiau, nebesivežiosiu šitų sunkių dalykų. Nes realiai dasidėt vos ne 10 kg. Tai, sakyčiau, labai daug, ypač ant smėlio. Reiks lįst turbūt biškį palapinę pasišildyt. Nes nuo to vėjo pavargom. Aišku, gal ne tiek mint. Na, aišku, ir mint pavargom, bet nuo vėjo labai pavargom. Visą dieną pučiu. Apie 26. Vakar nespėjau net atsisveikintis, atsiguliau ir užsnūdau. Naktį gal sykį buvau atsikėlęs tik tai. Čia blemba krevetė vaikšto. Gal ne krevetė, bet atrodo tai grinai kaip krevetė. Dabar yra 15:06. Vėjas čiut gal mažesnis negu vakar. Čiut mažesnis, bet dabar bent jau nuo jūros kol kas. Aišku, kol kas, nes kai važiuoji, tie krantai sukasi. Paskui atsirandi ir prieš vėją. Gaunasi, jeigu ten važiuosi, suksies. Ir jeigu vėjo kryptis nepasikeis, tai tiesiog prieš vėją važiuosi. Šiaip labai gražus rytas.
išvirt kavą, papusryčiaut. Ką šiandien planas atsigert kavos, susikraut biškį daiktus ir judėsim link Kengūrės miestelio. Ten greičiausiai reikės lipti viršų po to, nes ties tą vietą mano žiniomis, bent jau kiek girdėjau, nėra pravažiuojama palei pakrantę. Įdomus dalykas. Naktį atsikėliau į tualetą, išeinu ir visur taip gražiai tų jonvabalių taip šviečia. Nepamenu, kada buvau matęs jonvabalius. Visos va tos samanos ir paklotė miško. Jonvabaliai vien. Ir čia va jonvabalių buvo visur. Prie palapinės. Žodžiu, dabar dar biškį pasikraunu techniką, nes vakar pamiršau pasikrauti. Senas pas mane Garmino kompiuteriukas ant dviračio. Jį kiekvieną dieną reikia krauti, nes tik tai dieną ir tai atlaiko. Nu ką, jau daiktai beveik supakuoti. Nu pas mane tai supakuota viskas jau. Draugas dar papusryčiaus va. Truputį protingiau susidėliau daiktus šiandien. Daugiau svorio į priekį sudėjau, nes turiu sunkių powerbankų. Nu, labas rytas. Hello! Pasiruošęs? Aš pasiruošęs, šiandien daug kilometrų nuvažiuosim, ne? 100 šiandien važiuosim, ne? Taip. Va, šiandien padėjau kraut powerbanką. Ką čia rodo? 83%. Kai padėjau buvo 69, čia buvo prieš valandą. Tai sakyčiau neblogai lūpa. Čia 20 000 talpos šitas powerbankas. Gerai krauna. Tai va šitas dėsis daiktas ant dviračio. Reiks dasikraut. Nors iš tikrųjų aš tos elektros tiek čia pasiėmiau, kad ko gero reiškia per daug. Na, bet niekada negali žinoti. Orus tai rodo labai gerus. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10 diena. Ką, minsim toliau. Beveik pusė 10. Taip, judėsim dabar jau. Truputį. Kiek išeis dabar, kol kas vėjas pučia nei veidą. Manau, pavyks nuvažiuoti toliau. Paskui matysim. Jeigu bus visiška šikna ir pūs į veidą, tai teks tiesiog pavažiuoti kažkur viršų. Čia nieko nebepadarysi turbūt. Nes vakar tai tikrai atėmė daug jėgų. Atrodo, kad pastoviai mini į kalną statų. Va, dviratukas paruoštas. Powerbankas kraunasi. Šiukšlės surinktos. Reiks kažkur išmesti. Surasti. Padangų pūst nereikia kol kas. Nors vakar čiut nusileidau slėgį. Tai buvo geriau važiuoti, nusileidau slėgį šiek tiek. Olegas irgi pasiruošęs, matau jau. Ką? Sakau, Olegas irgi matau pasiruošęs. Važiuojam! Varom. Tas karelė ten galvos į tokią. Šiandien iki Kolkos varom, ne? Per pusę žemėlapį. Vat tenai. Nu ką, viskas. Sėsim, važiuosim. Nu va, sulakstėm 8 kilometrus per 33 minutės. Tai sakyčiau visai neblogai. Dabar jau krantas darosi biški šūdinas. Jau
siaurėja. Tai lysim va čia va į miestelį, reikia pasipildyti vandens biškį ir kažką nusipirkti pavalgyti. O ten toliau vėliau bus Engurės ežeras. Tai ten iš vis kranto mačiau nėra akmenis, dar bus matyt. Tai teks tą ežerą pravažiuoti. Smagiausia dalis reikia persistumti čia per smėlį. Bet nieko negaliu sakyti, šiandien dviratis lengvesnis. Išvažiavom ant tako. Pavažiuosim taku. Nuvažiavom nuo paplūdimio iš karto ramu. Vėjuko nėra. Tyla. Nusistatėm navigaciją ir lekiam į parduotuvę. Apsiprekint. Kadangi šiandien reiks nemažai per asfaltą pamintai, teks grąžinti slėgį padangas. Buvau biškį nuleidęs. Čia sustojom tokią parduotuvėlę. Bandelių porą paėmiau. Vandens. Kavos, batonėlių kažkokių, daug batonėlių. Reikia biškį dasipūst padangas. Reikėtų pabandyti susirasti kažkokią plovyklą, gal būtų čia prapūstų kercherių truputį tą dviratį. Nes toj čia susinaudos viskas. Nu viskas. Pavalgiam biškių, škandų. Dasipučiau padangas, plovyklas kol kas čia nematyt jokios. Tai gal judėsim toliau. Biškį buvo asfaltų, pavažiuosim, nevažiuosim turbūt smėliu. Šiandieną Sumaišysiu elektrolitų su mineraliniu. kažkas va elektrolitų su mineraliniu maišo. Gazuotų? Bus skirtumas. Sumaišysiu elektrolitus su Nemaišykit. mineraliniu gazuotu. Nemaišykit. Matrai, išsielektrolitino tas. Ne, viskas čia gerai. Dar man atrodo, gazuotas mineralinis gertuvai nelabai tinka. Nes dviratį plauni. Tai nugersiu. Ką daryti? Nu, per nosį. Nesvarbu. Čia biškį išbėgti, tai nebebėgs. Supranti dėl schemų. Supratau. Bet čia galima dabar vėl tai padaryti. Technologija. Technologija. Taip. Žodžiu, bandysim važiuoti link Kolkos. Tik tai turbūt šiandien gal nesistengsim pasiekti. Nes po to neturėsim kur miegoti. Ką? Judėsim. Bagažinės varžtai kažkaip palinko biškį. Matyt, gal per daug svorio. Sustojam kavytės atsigerti. Stoteliai. Tai nuvažiavom 50 km. 2 valandą dienos. Kiek čia dabar? Taip. Ai, be 15:02 dar tik. Kiek čia laiko apskritai minomės? 2,5 valandos, man atrodo. 2 valandas 40 minučių. Minam dviratį bendrai. Ir nuvažiuota 50 km. Tai šiandien tikslas ne maksimaliai kilometrų nuvažiuoti, o... Kaip tai ne? Tai šiandien 120 tik turim. Ne, tai paskui sakai paskutinė parduotuvė kažkada čia bus. Bus paskutinė parduotuvė ir greičiausiai stosim tą parduotuvę. Ir ieškosim
Kur palapinę dėt. Bet čia anksti dar bus labai. Ne, to sakau, reikia dabar pailsėti. Blemba gal. Reikia dabar pailsėti. Dar parduotuvė. Blemba. Nebus dar toliau parduotuvė. Nes čia realiai kitos parduotuvės nieko čia neliko. 15 kilo. Nu. 15 kilo. Tai čia nieko, ne? Dar pasižiūrėsiu. Man atrodo, reiks perplanuoti maršrutą. Nu, tai galim kalti iki Kolką. Ne, nu nedarom tai. Kolka toloka, ne? Ne. Ai, kai bus, tai bus. Ne. Sustojam kažkur. Tai va, minam palei jūrą. Kas prasimint paplūdimiu. Pažiūrėk, čia vieta, kur gali palapinę statyti. Nu, planai. Manau, čia bus paprašiau biškai. Sakai, bus paprašiau su palapinė? Nu, pažiūrėk, vieną pusę. Na jo, gal čia mažiau kas vaikšto apskritai. Va šiandien žymiai lengvesnė diena. Važiavimo atžvilgiu. Jėgų dar yra. O numinta PM8. Numinta kiek? 58 jau. Nu va, 58 km. Beveik šiam. Tai dabar yra beveik 3 valandos. Privažiuosim Maksimą. Olegas pirks konservų. Pica, kebabai. Aš nusipirksiu tik tai sūrio turbūt. Nes turiu dar makaronų. Tai reikia sūrio, realiai ir vandens. Privažiavom Baltąją kopą. Nusukom pažiūrėti. Kaip čia atrodo. Vau. Ai, nu, gražiai visai atrodo. Ir iš karto norisi įsibėgėti. Aha. Ir šoksi. Labai graži vieta. Baltoji kopa. Rekomenduoju. Tai va, iki Kolkos, iki parduotuvės liko 13, ne? Kilometrų? 13 kilometrų liko. Dar sakėm, šiandien Kolkos nepasieksim. Dabar 8-6 Bet Kolką tikrai pasieksim. Tai žodžiu, ten apsiprekinsim ir kažkur ieškosim, kur galima atsigult. Šiaip labai fainai mint. Ne pajūrio, aišku, bet labai fainai. Mašinų čia galima sakyti nėra. Miškai gražus. Ką, judėsim? Pamyžom ką tik. Gerai, reiškia, judėsim. Visi atminėm iki Kolkos rago. Dabar prasidės įdomiausia dalis, tai reikia susirasti, kur nakvot. Šiaip čia netoli buvo kempingas. Tai galvojam, gal tą kempingą reikia. Nes čia realiai dabar paplūdimiu labai kažkur ir pravažiuosi ir susirasi kažką. Ką, vėl papulsi mane dabar? Nu ką, mes vėl paplūdimy. Jej! Kai pasikraunam, tada į paplūdimį atvarom. Šiaip nerealus oras. O dabar žinau, kad Kaune lyja.
Ir Palangoje lyja. Ir Palangoje lyja. A čia dar nelyja. Ir dabar kiek yra kilometrų? Kilometrų? 101. 101. Teisingai. Mynėm 5 valandas 22 minutės. Dabar minsim paplūdimių ir ieškosim pasistatyti palapinę. Na ir poilsis. Užtarnautas rytoj važiuojam į Ventspilį. Tai planas yra, tikimės, kad vėjas nepūs priešais. Ir norėtume pravažiuoti Ventspilį ir už Ventspilio kažkur jau bazuotis. Nes nuo čia iki Ventspilio gaunasi, jeigu keliu važiuojant 82 km. Tai va. Aišku, kažkiek to priartėsim, nes dar paplūdimį praminsim dabar. Tai ką, važiuojam. Nu, šiandien paplūdimį vaizdas žymiai geresnis. Vėjo tokia nėra, biški pavyko ir droną pakelt. Ir dar šilta. Ir visai gerai, čia minasas, sakyčiau. Nu, nesakyk, tikrai gerai minas. Nu, kaip, dirbdavau pojus, kartą. Nežinau. Žodžiu, minasi gerai. Nepamiršk, kad dar 20. Ne, 14. Vaizdas labai geras. Čia turbūt kaip anksčiau būdavo pas mus, žinai, gali pasifotografuoti prie laivelio, tai čia gali prie traktorius pasifotografuoti ir laivą. Čia kriauklių labai daug, baisų padangą prakirst. Nu įdomu, kaip seksis čia rasti tą nakvynės vietą. Biški noris atitolt nuo tos kolkos. Nes viskai čia tų žmonių dar vaikšto. Nors visur jų iš kažkur išlenda. Viskas, radom vietą pagaliau. Čia kur kas lengviau radom negu ruožė nuo Jūrmalos, ne? Ja, čia žymiai. Staigiai radom. Nu čia kopų yra, ten kopų nėra. Tai va, įlysim čia į tokią duobę. Niekas gal nematys, niekam nemaišysim. Sminga. Žiūrėk, kad palapinės koliukai smigtų. Nu tau nereik, man tai reikia. Va, koks puikus vaizdas reiks eiti. Nusipraust. Vėjo nėra beveik. Nu, kaip nėra, yra biškutė. Bet palyginus kaip vakar buvo šiandien ryte, tai čia niekas. Va. Mano dviratukas. Biški neramina mane iš šitos va vietos. Taip yra nulinkę. Nežinau, matosi, nesimato, matosi turbūt. Ar čia taip turi būti, nes žiūriu, kad šitos vietos irgi yra taip pakreiptos. Iš tikrųjų net neatsimenu. Nes kad šitaip išlinktų, nu, nežinau. Eisim, pasistatysim turbūt palapinę. Ir viso, prasideda poilsis. Aš tradiciškai ko gero pradėsiu nuo kėdutės. Pirmą pastatysiu kėdutę. Ką maisto gamybos procese viskas. Jau gal nežiūrėkit. Vėl makaronai bus. Liko nuo vakar, tai reikia suvalgyti, sakiau. Bet vietelė tai nereali. Nuėjom išsimaudėm. Iškart geriau. Makaronai. Kaip kiaulės jovalas. Jovalas.
Nu va, antra diena, tašė jau net laikė. Nepirkit iš Lidlo už 12 eurų. Jo, iš Lidlo už 12 eurų, tašės nepirkit kelionį. Nelabai kaip. Tai reikia klijų. Bėda. Nuo čia važiuojant nei gyvos dvasios. Visur. Kažkaip reikia spręsti. Svarbu visada kelioniai turėtų turėti užtraukėjų. O taip laikinai išsprendžiau bėdą. Na, koks čia laikinai iš tikrųjų. Sekančiam kartui reikėtų nusipirkti normalias tašės. Ne tokį šlamštą. Tai va, ta paplūdimių kelionė einasi ne taip, kaip norėjosi, kad eitų. Galvojau, bus čia biški gal lengviau. Bet iš tikrųjų reikėtų sumažinti daug svorio nuo dviračių. Tai nuo to pradžiai pradėti. Jokių tašių. Tai gal kažkada dar šitą challenge priimsiu aš. Ir važiuosiu turbūt gal tik su keliais krepšiukais. Nes dabar tikrai labai daug tų daiktų prisikrovė, tai nėra taip paprasta. Va, koks gražus saulėlydis. Kiek čia valandų? Be 15:10. Tiesa, nei vieno žmogaus tenais, absoliučiai. Tai kas čia vaikščias? Nei vieną pusę, nei kitą pusę nieko nesimato. Viskas, saulė nusileido jau. Be 15:11 eisim jau ilsėtis. Dar susikelsiu iš tikrųjų video medžiagą į kompą, nes paskui pasimėsiu tarp failų čia per tas dienas. Ir tiek. Tai va. Iki rytojaus.